Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems esantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimina mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje, mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilę jo akivaizdoje. Geros valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų, jo malonės, kurie apdovanojo mus mylimajame šlovės gyriui. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą, atitinkantį turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, davęs pažinti mums savo valios paslaptį iš savo palankumo, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvei atėjus suvienytų Kristuje visa, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Tai kas yra palaiminimai? Kartais, aš nežinau, irgi gal tas garsas, žodis asocijuojasi su kaip palinkėjimu, palaimintas. Mes ir kartais žmonės sako, palaimintų tau ten gyvenimo tam tikrų dienų ir taip toliau. Ir taip asocijuojasi su palinkėjimu. Bet žinot, kai tas palinkėjimas, ir aš atsimenu, mano tėvas pasakydavo, gerai, kad tu linki, bet man reikia kažko materialiai, geriau grinais. Suprantate, tas palinkėjimas ir palaiminimas, grinais geriau. Ir aišku, šiandien, kai mes girdim šitą žodį palaiminimas ir jeigu skaitom Seną testamentą, tai suprantam, kad Seno testamento metu palaiminimas susijęs yra su sveikata, su ilgo gyvenimu, su kažkokiais turtais. Bet dabar Kristuje mes jau suprantame, kad tikintieji turi tai jau, kad mes nieko nestokotumėte. Kad mes jau nieko nestokojame. Jau turime tai. Bet žiūrėkite dabar, pati pirma eilutė šitos skyriaus, šito laiško, Paulius kreipėsi tikinčiuosius kaip? Paulius, Dievo valia Jėzus Kristaus apaštalas šventiesiems, esantiems Efeze. Tai reiškia, paskirtis šio laiško ir šie žodžiai, šis palaiminimas yra šventiesiems. Šis žodis, aš klausiu, drąsus, kad šventas, tai reiškia, mes iš karto suprantame, bet kokio turbūt lietuvio paklaus, tai reiškia, pasakys be nuodėmės. Ir ta paskirtis, taip, bet jeigu dar tiksliau, ką čia laiškia, ar tie žmonės buvo be nuodėmės, taip, bet vis dėlto tas, tai reiškia, išskirtas Dievui, taip, išskirtas kažkam. Ir mes suprantame, žiūrėkite dabar, kai mes skaitome šitą laišką, mes turime pamatyti, Paulius prisistato čia, jisai pasako, kad jis apaštalas ir laišką šventiesiems. Tikslas, kad pamatyti, kas mes esame, kas yra tikintysis, kokia jo padėtis. Todėl kaip svarbu, čia Kristus viską daro, ne mes, bet ką Kristus padarė ir ką jisai pakeitė mumyse. Tai yra labai svarbu. Dar kartą trečią eilutę, kai mes žiūrime, žiūrėkite, tebūna palaimintas Dievas, tai reiškia žvilgsnis į kūrėją, taip, kad jis yra palaimintas, kad viskas iš jo ir tavo laimė iš jo, taip, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus Tėvas, asmuo, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Ir dabar, čia yra padėtis mūsų. Ką mes turime iš to, Kad iš tikrųjų, tu matai, kad jau negrini pinigai čia, nesveikata, kažkas dar svarbiau. Kas gali būti svarbiau? Ir dar kalbėsime apie tai, kad tai irgi yra, kai šitie dalykai yra svarbus, bet esmė kokia. Ką jisai padarė mums? Ir kai toliau mes skaitome, čia mes matom, kad jis mus visų pirma įsūnijo. Ir tai yra labai svarbu. Pažiūrėkime 4 eilutę. Mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilėje akivaizdoje. Kundroto vertime parašyta, kaip jis mus jame išrinko prieš pasaulio pamato padėjimą. Tai reiškia, ta mintim, kad sukurdamas tai, ką mes suprantame, dvasinis dangų, žemė, tai prieš tai jisai mus davė ir išrinko mus. Bet dabar
Šitoje eilutėje mes pamatome ir mūsų tikslą. Bet jeigu paklausti, ar jūs, nežinau kaip jūs, ar klausite, kada kitų žmogaus, koks yra tavo gyvenimo tikslas. Net labai toks asmeniškas. Jeigu tu paklausi šiandien kokio nors žmogaus, jis sakys, ko tu lendi į mano gyvenimą. Greičiausiai, jeigu tai pirma reakcija. Bet aišku, jeigu tu turi neblogus santykius ar ne, arba turi ryšį su žmogum, tu gali paklausti. Nes yra įdomu pamatyti tikslą. Kokį šiandien tu turi tikslą, kokį mes, kaip krikščionis. Ir mes galime daug gražių dalykų papasakoti, ne? Bet kartais atrodo tokia kasdienybė, rutina, ne tas laikas, kažkokie tai galbūt tokios tam tikrai gyvenime, sunkus dalykai, negandos. Ir kažkaip pamatai, kur tas tikslas. Bet pažiūrėkite, tas palaiminimas, kam jis išreikštas, dar kartą 4 eilutė, mus išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume. Štai koks yra tikslas. Kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. Galbūt šiandien mes ir pamirštame, ne savo tikslą. Tiesiog negalvoji dėl to, kad daug visokių dalykų gyvenime, bet jeigu šitą pamatys, štai kam gyvenu. Kad būt šventas, nekaltas meilė jo akivaizdoje. Ir tai atrodo, gal tai tokia sėkmybė neįmanoma. Įmanoma, nes Kristus viską padarė, kad tai būtų tikra. Kaip aš ir sakiau, pirmą, iš šitų eilučių, ką mes matome, kad jis mus įsūnijo. Ar ne? Skaitom toliau, 5 eilutė, geros valios nutarimus iš anksto paskirimus įsūnyti per Jėzų Kristų, jo malonės, kuria apdovanojo mus mylimajame šlovės gyriui. Taigi, jo gera valia. Kaip ir jau minėjau, sakiau, kad tėve mūsų malda yra labai panašu į tai, ką mes čia skaitome. Tėve mūsų malda. Tai būna tavo valia kaip dangų ir žemė. Net ta karalystė. Ir ta karalystė jo dabar tapo pasiekiama, tapo reali mūsų gyvenime. Dabar žiūrėkite. Jis mūsų įsūnijo. Mes jau šitą daug kartų žinome ir kad taip mes visi vadinamės Dievo vaikais, bet tai, ką reiškia mums. Toliau, kaip mes skaitome, jis mus atpirko. Pažiūrėkime nuo 7 eilutės. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmio atleidimą, atitinkantį turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu. Įsivaizduokit, tai atpirko, reiškia jis mus nusipirko. Jeigu tai paimti pažodžiui, to žodį graikų kalbos paminėta, ne? Ir visą tą kontekstą, kai Naujajame testamente jis naudojamas, būtent tai yra tas, kad už mūsų mokėta. Ir kartais net mes norime to ir nenorime, bet jau tai įvyko, jau tai padaryta. Ir šiandien mes turime, kiekvienas žmogus turi įsivaizdavimą, jis tikintis ar netikintis, bet kaip jis gyvena, kam man šis gyvenimas yra. Kaip jau minėjau, tai labai svarbu tikslas, nes jeigu tu turi tikslą labai aišku, kaip čia Paulius ir pasakė, tas tikslas būti šventu ir nekaltu meilė jo akivaizdoje. Mes dar giliau pažiūrėsim, ką tai reiškia. Tiesiog net ne kaip teorija, galbūt kaip ir praktika. Bet dabar įsivaizduokit, išrinktas Dievo vaikas, tu apvalytas, tau atleista. Ir dabar, žiūrint į šitą eilutę, supraskime, kokia yra paskirtis. Mes gyvenime susidurėme su sunkumais, taip? Nesusidurėm. Susidurėm. Skausmas, kažkokia gali būti liga, skausmas ne tik fizinis, mes žinom, kad vidinis skausmas, o jis atsiranda, kai kažką tai prarandi galbūt, sudūžta kartais svajonės, darbas, pinigai, kaip sakiau, sveikata, artimas žmogus, taip toliau. Ir tai yra sunku, tai atneša kažkokį sunkumą ir žmogus, kai jis patiria sunkumą, jis turi kažkokį savo gyvenimo įsivaizdavimą, kredo, kryptį. Ir dabar, šiandien apie tai ir pakalbėkime. Kryptis. Žiūrėkite, aš susiduriu su kažkuo tai. Ir dabar save aš kažkaip įvardinu. Ir mane kažkas įvardina. Ir aš į tai reaguoju. Pavyzdžiui, kažkas gyvenime nutiko ir mes kaip dirbam,
dažnai kalėjimuose būnama, ne? Ir kai kalėjimuose tu būni, matai, žmogus yra teistas, yra jau etiketė. Ir šitą praktiškai neįmanoma ištrinti. Ne? Ir jeigu kažkur tai žmogus toliau sieks kažko, tai jam visą laiką bus tai priminima. Galbūt ir netrukdys, bet vis dėlto tai bus tokia etiketė. Tu teistas. Ir taip toliau. Ir va tokių dalykų, kaip teistas, aš gal neteistas. Bet kažkur tai mūsų gyvenime yra tam tikros, galima sakyti, žaizdos, išgyvenimai. Ir jie mums atneša. Vėlgi ką? Gėdą, pasmerkimą, kaltę, kažkokį tai nepilnavertiškumą. Bet dabar, aišku, mes jau suprantame, mesgi Kristuje. O ką reiškia Kristuje? Ir Romiečiams 8:1 tai ir atsako. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kas yra Kristuje Jėzuje. Taip, nebėra. Kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Gyventi ne pagal kūną. Štai tada tu pradėjau suprast, kad jau gėdos nebėra, tu išrinktas, tu nuplautas, apvalytas. Ir dabar, pažiūrėkite, toliau, kai mes jau matome, kad tu atpirkti, taip, 8 eilutėje pasakyta, kurią jis dosniai, tai reiškia malonę, suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu. Ir dabar atkreipkime dėmesį, davęs pažinti mums savo valios paslaptį. Iš savo palankumo, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvėj atėjus suvienytų Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemė. Čia šitos eilutės daug ką lemia dabar. Mano pasirinkimą, kuo aš tikiu ir kas aš esu. Ne, tai kas aš esu Kristuje, tai jau ne nuo manęs priklauso, nuo jo. Bet mano mąstyme dabar yra pasirinkimas. Laikų pilnatvė atėjo ar ne. O ką tai keičia? Tai keičia viską. Tai keičia santykį su Dievu, santykį su Kristumi. Ir iš savo išgyvenimo, ir mes turbūt kiekvienas tai patyrėme, ne, kad tai, vienas dalykas, kad tai dar neatėjo. Mes turim tam tikrą gyvenimo atkarpą. Arba kitaip pasakot, mano gyvenimas yra tai, ką aš turiu iškentėti. Vis tiek iškentėsiu kažkaip tai. Ne? Taip, aš patikėjau Kristumi, aš žinau, kad esu išgelbėtas. Ir dabar bus gyvenime sunkumai. Aišku, meldžiuosi, kad jų gal ir nebūtų. Dieve, apsaugok mane. Bet žiūrėkit, bet jeigu laikų pilnatvė atėjo, visa keičia. Gyvenimas jau netampa tas toks, kaip sakau, etapas, kur turi iškęsti. Tai reiškia gyvenimas, žodis gyvenimas jau tampa kaip išbandymas. Ne, mes matome ir Senam testamente, kai skaitome tos žmonės, jie gyveno, jie kentėjo. Ir kai mes netgi skaitom Naują testamentą, Paulius sako, išlaikykite, išsaugokite tikėjimą, jiems tai reikėjo, mes suprantame. Ir šiandien gyvenime tai naudoja. Bet žiūrėkite, vienas labai svarbus dalykas. Kristus, nes čia pasakyta, dar kartą 10 eilutė, laikų pilnatvė atėjo suvienytų Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Apie kokią čia žemę ir dangų kalbame, mes jau apie tai nagrinėjame, ne? Kad tai nekalbama apie fizinį kosmosą ir apie paprastą žemę, kur sodinamos bulvės. Ne? Tai kalbama apie dvasinius dalykus. Bet žiūrėkite, Jėzus atėjo. Kam jis atėjo? Kad jis būtų su mumis. Ir kai mes skaitom Jono 1:14, mes suprantame, žodis tapo kūnu, jis gyveno tarp mūsų ir tai jau netampa, ne kažkokia frazė, kad jis tada buvo atėjo, jis atėjo į mano gyvenimą, žodis tapo kūnu. Mirtis ant kryžiaus, kaip aš ką tik ir mes kalbėjome, tai reiškia įsūnystė, atpirkimas ir toliau pašventinimas ir tikslas, kad būt nekaltas meilė jo akivaizdoje, šventas. Tai tampa jau realybė. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, irgi Jono Evangelijai, toliau, 2 skyrius, pažiūrėkite 19 eilutę, pamenate, čia Jėzus buvo kaltinamas dėl šventyklos, nes jis iš šventyklos išvarė tuos pardavėjus, karvelių pardavėjus ir taip toliau. Ir dabar 19 eilutė jis sako, sugriaukite šitą šventyklą ir per 3 dienas aš ją atstatysiu. Įvyko ar ne? Nesuprantame, tikintys Naujojo testamento
Ne, krikščionys suprantam, taip įvyko. Kaip įvyko? Čia toliau yra paaiškinamas. Tada žydai, žiūrėkite, sakė, šventyklą statė 46 metus, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Todėl jam prisikėlus iš numirus, jo mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus ir jie tikėjo raštų ir Jėzus pasakytų žodžiu. Žiūrėkite, šiandien Jėzus taip pat kalba. Jo žodis. Bet mintis dabar žiūrėkite kokia. Jisai šventykla. Tapo šventykla. Tuo metu Senam testamente mes suprantam, kas yra šventykla. Ne palapinė, toliau Saliamono šventykla, toliau atstatyta Nehemijos laikais ir Ezdro. Ir dabar Jėzus ateina į Erodo laikų tą šventyklą, sako, aš sugriausiu ją. Ir atstatysiu naują per 3 dienas. Ir mes suprantam, jisai miršta ant kryžiaus, prisikelia ir atsisėda Dievo dešinėje. Ir Dievo šventykla yra jis. Bet dabar supraskime, dar vieną labai svarbų dalyką, ką mes ir praeitą kartą kalbėjome. Žydams 1 skyrius, 1 skyrius, 3 eilutė, laiškas žydams. Jis Dievo šlovės spindesys ir josybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse, tapdamas tiek pranašesnis už angelus, tiek prakilnesnis už juos paveldėjo vardą. Dabar atkreipkime dėmesį. Jėzus yra tikslus Dievo atvaizdas, čia mes matome, ne? Jo esybės tikslus atvaizdas. Ką tai reiškia jo esybės? Dievas turi charakterį. Ir dabar jis pasirodo žmogaus pavidalu. Prieš 2000 metų. Jis moko žmonės, jis dalina save kaip duoną, kaip gyvą į vandenį, jisai miršta fiziškai, jis prisikelia, atsisėda Dievo dešinėje. Ir čia mes skaitome visais palaimino dvasiniais palaiminimais. Supraskite, ką tai reiškia? O tai reiškia, kad dabar manyje yra jis, tikinčiajame. Va tas charakteris, atrodo, kaipgi Dievas yra šventas, bet būtent, kad būtume šventi ir nekalti meilėje akivaizdoje. Štai, ką reiškia Jėzus kalbėjo. Ir Jėzus kalba. Man. Jums. Matote, ir mes ketvirtadienį žiūrėjom Danieliaus pranašystę, 7 skyrių, ne tik Danielis, bet kas yra Naujam testamente, jis pakilo pas tėvą, kad visur viešpatautų, visą viešpatautų. Jisai viešpats visko. Ir va čia, šita mintis, šita tiesa daug ką keičia. Žiūrėkite, tikintieji patikėjo į Golgotą, kryžių, tai kas įvyko ant kryžiaus, vienybėje tampa gyvojo Dievo šventykla. Koks tai nuostabus palaiminimas. Kokia tai nuostabi tiesa, tai fantastiška tiesa. Tai yra, šita tiesa ir yra Evangelijos esmė. Matote, Kristaus kūnas, nes mes toliau čia skaitysime laiške Efeziečiams, jeigu Dievas leis kitą kartą, ne, apie paslaptį. Ir va šitą paslaptį dabar jinai yra atidengta. Ir pažiūrėkime truputėlį laišką Korintiečiams. Ten Korintiečiams pačioj pradžioje, nuo 1 skyriaus, ne, kas yra Evangelija paaiškinama apaštalas Paulius, o 3 skyriuje, 16 eilutė pasakyta, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Ar nežinote? Kur šiandien Dievas gyvena? Jumise. Jūs esate šventykla. Jūs. Žodis, jūs tai, dabar galiu asmeniškai, bet čia asmeniškai vien nepritaikysi. Čia yra tikintieji, 2-3. Ne, jau va čia yra šventykla. Ir taip pat 6 skyriuje, žiūrėkite, 6 skyrius, ir čia mes šitą eilutę žinome, 17 eilutė, taip pat, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Viena dvasia. Tai reiškia Dievas tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Ir toliau 19 eilutė, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo. Matote, štai ką reiškia, jis mus palaimino visais
dvasiniais palaiminimais danguje. Ir, kaip sakau, anksčiau kaip šita tiesa ir gali būti. O kas materialaus, o kas, man reikia grinais, o ne danguje. Bet jau tau tampa tai danguje. Tu matai, kad štai, kas yra palaiminimas tikras. Dabar, jeigu kalbant apie paprastai, kaip sakau, čia buvo teorija, dabar praktika. Gerai, ką tai reiškia, kad mes esame šventykla? Toks žodis baisus, terminas, nusileiskime ant žemės, ne? Ant žemės. Gerai, pakalbėti galim drąsiai apie viską, ar ne? Palaiminimai, netgi Senojo testamento kalba, ar tai kas mus iš karto, galbūt ir charizmatiniam, galbūt kažkokios kitos patirtys, bet tai nieko baisaus. Iš tikrųjų, kas yra tau palaimimas, kas tau suteikia laimę? Tu turi svajonę, tikslus, taip? Sveikata. Yra palaiminimas, pinigai, geras darbas, karjera, sutuoktinis. Tai yra palaiminimas. Nereikia sakyti, kad tai nepalaiminimas. Tai yra palaiminimas. Ir dabar tikintiems tai yra palaiminimas. Bet čia kalba vėl, sakau, mes žiūrėsime danguje. Bet supraskite, dabar, jeigu man gyvenimas yra tavo, kaip sakiau, ta atkarpa, kur reikia iškentėti. Tai reiškia, kur aš turiu kažką tai pereiti. Kaip sakai, gyvenimas tai išbandymas. O kodėl gyvenimas išbandymas? Nes laikų pilnatvė dar neatėjo. Dar ateis. Nes jeigu laikų pilnatvė ateis, tada man tie palaiminimas ir viskas susijungs. Bet, žiūrėkite, kokia yra problema. Gyvenimas tai yra išbandymas, ne? Nes mes žinom, kad turim kovoti, pereiti ir taip toliau. Reikia, kitaip trumpai sakant, iškentėti. Bet, įsivaizduokit, netgi turėdamas tuos dalykus, ką aš išvardinau, sveikata, pinigai, sutuoktinis, darbas, tu jais mėgausies? Ne. Matot, mes gimstam šį pasaulį turintys visi deficitą tos tikros meilės, taip? Mes žinome, kad Kristus mums tai dovanoja. O visi šitie dalykai, jie tampa jau, tokie nerealūs. Bet netgi netikinčiam žmogui, jis nesidžiaugia. Jeigu taip iš tikrųjų žiūrėtų, kaip nesidžiaugia, čia žiūrėk, viskas, imk iš gyvenimo viską. Taip kalbama. Bet žmogus negali jais džiaugtis, nes jie nėra tikri. Jie nėra ilgalaikiai. Jie bet kada gali pasibaigti. Mes suprantam, sveikata tai toks dalykas, tai yra ribotas. Ir aišku, jeigu tau gyvenimas yra ta atkarpa, kur reikia iškentėti, tu bandysi jais džiaugtis. Bet nesidžiaugs. Supraskite, tau neužteks džiaugsmo šeimoje, neužteks džiaugsmo piniguose, niekada neužteks pinigų. Ar jūs žinote žmogų, kur pinigų visą laiką užtenka? Ne, ar ne? Bet kodėl? Todėl, kad reikia tai išsaugoti. Reikia išsaugoti sveikatą, reikia išsaugoti santykius, reikia išsaugoti ir visą laiką bus įtampa, baimė, o kaip ir kalbėjau, pasmerkimas, kaltė. Kažkas gyvenime buvo taip, kažkaip man pasakė, kas aš esu toks, arba aš savo pasakiau per tuos išgyvenimus, per sunkumus, per kažkokias tai problemas, per nelaimės. Bet dabar, supraskime, dar kartą sugrįžkime į mūsų šitą nagrinėjimą eilutę. Jeigu mes, sako, jisai palaimina mus Kristui visais dvasiniais palaiminimais, taip, visais. O 10 eilutė, kad laikų pilnatvė atėjus suvienytų Kristui visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemė. Ir dabar štai kas yra palaiminimas. Žiūrėkit. Palaiminti tai yra širdžiai. Pamenate kalno pamokslas? Jeigu grįžtant, ne? Ir dabar vėlgi tas senas mąstymas, tai reiškia ne tik senas mąstymas, bet kaip anksčiau gyvenam. Bet reikia iškentėti, reikia pereiti šitą kažkaip etapą gyvenimo. Taip man Dievas padeda, taip man kažkaip tai va. Ir tada žiūrėkite, žodis palaiminti vargšai dvasia, gal gerai palaimintas būtų vargšas dvasia, bet gal. Tu net neturi šito vertėjas. Palaimintas taikdarys, palaimintas tai yra širdis. Bet žiūrėkite, jeigu žiūrėsim tą kalną pamokslą, atsimenate, 5 skyrius visi apie tos palaiminimus. Toliau jūs esate šviesa, druska, o 6 skyriuje sakoma, nesirūpinkite rytdieną. Atsimenate, ne? Ir 6 skyrius pasibaigė pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visą tai aš pridėsiu. Matote? Tai buvo kalbami pagrindiniai karalystės principai.
Jėzus kalbėjo, jau karalystė nužengė, kaip mes praeitą kartą kalbėjom, sėkla krenta šitą žemę. Ir jis išsako tuos dalykus. Bet kodėl Jėzus atskiria taip? Nesirūpinti rytdieną. Tai yra blogai rūpintis rytdieną? Pažiūrėkime tą pilną vaizdą, kalno 6 skyrių paskutinės 2 eilutės. Kaip aš ir sakiau, visa tai bus jums pridėta. Tai reiškia, kad ką valgysit, ką gersit, ką vilkėsite, ne? Ir dabar žiūrėkite, 4 eilutė. Taigi, nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargą. Jums čia nieko keisto. Kodėl Jėzus nepasakė, kiekvieną dieną užtenka palaiminimo? Vargo. Bet dabar žiūrėkite, išverskite šitą kalbą, kas yra vargas. O vargas ir yra, kai tu pergyveni dėl sveikatos, kai tu pergyveni dėl artimųjų, kai tu pergyveni nuolatinis stresas. Tai yra vargas. Tai nėra palaiminimas. Ir štai kas yra, žiūrėkite, kodėl tai yra labai svarbu, bet ką reiškia nesirūpinti rytdieną, o rytdiena pati pasirūpins. Tai atrodo, nieko daryti nereikia. Dievas padaro. Dabar žiūrėkite, mes gyvename tikėjimu, taip? Patikėjimu į Kristų. Ir kaip čia kalbame, kad jis mums davė dvasinius palaiminimus danguje. Kad tikslas būtume šventi nekalti meilė jo akivaizdoje. Tikslas. Dabar supraskite. Ne tik, kad supraskite, kiekvienas gali turbūt pasidalinti savo irgi senesnė teologija, arba kaip mes tikėjome, arba kaip tiki Senojo testamento tikintieji. Bet vėlgi, nereikia kartais sakyti, kad Senojo testamento tikintieji blogai tikėjo. Jie tikėjo teisingai, jie gaudavo įstatymą, jie gavo palaiminimus, pažadus. Bet keičia, kas įvyko. Ir anksčiau, kai aš tikintis, ne, ir nežinau, kaip čia jūs, turbūt tą patį pergyvenimą turite. Kur tavo siela bus po mirties? Girdėjote šitą klausimą? Turbūt girdėjote iš manęs daug kartų, ne? Kai tik atvažiavau į Ukmergę, aš visą Ukmergę turbūt šitą klausimą girdėjau. Ir mes klausim šito žmonėms, kad jie suprastų, kad yra Dievas, kad yra Kristus, kad yra geroji žinia Evangelija. Bet dabar pabandykime dar pamatyti iš šono tai. Tu įlipi į liftą, paspaudė mygtuką. Tikslas – nuvažiuoti toliau. Lifte tu nieko neveiki. Tavo mintys viršui. Štai kas yra kartais krikščionio gyvenimas. Mano toks buvo gyvenimas. Ir kai tu, mes suprantat, žiūrėkite, mano gyvenimas yra ten. Šis pasaulis yra defektas, yra kritęs, jisai žlunga, jisai sudegs, nesvarbu. Ir suprantat, kai tu tai mastai, tu eini, tu gyveni. Ir kai tu žiūri į viršų, tu nematai kas ir tu ką darai, tu kažkur tai suklupsi, tu krenti. Ar gyvenime buvo, kad jūs kristumėte? Dvasinė prasme. Buvo. Kai pirmą kartą nukrenti, šėtonas pakišo koją. Po to pamatai, palauk, ne šėtonas, čia gal žmona, kurią man davė. Taip, kaltinam Dievą, o galiausiai kaltinam save ir turim tokį supratimą. Bet žiūrėkite, vėlgi, problema nesisprendžia. Mes taisomės, mes kažką kaltinam, randam kažką kaltą, save atgailojam, atsiprašom ir vėl toliau einam ir vėl krentam. Einam, krentam. Bet dabar žiūrėkite, jeigu mes patikėjome, laikų pilnatvė atėjo, kad būtume šventi nekalti meilėje akivaizdoje. Ką tai reiškia? Dabar, supraskite, kai mes žiūrime, kad aš esu tam tikram lifte, tai reiškia krikščionybėje, tikslas nuvažiuoti viršų. Ne, Evangelija yra kitokia. Gyvas žodis reiškia dabar, ką mes ir perskaitėm, kad tu esi palaiminimas kitiems. Kaip aš palaiminimas, aš esu kritęs žmogus, nusidėjėlis. Bet supraskite, tai, kas manyje, keičia kitus. Ne, taip. Tai yra Evangelija. Nes supraskite, žinia, kaip ir yra tas gyvas žodis, kuris pakeitė mus, jis davė dvasinius palaiminimus.
Mes kaip ir kalbėjom praėjusią kartą, dvasiniai tai yra svarbu, tai yra pats svarbiausias dalykas, tai yra turtas. Ir dabar sako, kad būtume šventi, nekalti meilėje akivaizdoje. O čia yra santykis su juo. Ir dabar taip gyvenime, pranašystė, tau gali su sveikata blogai būti. Gali išvaryti iš darbo, gali netekti pinigų, netekti artimo žmogaus. Bet per tai Dievas žinot, ką daro, kad būtumėt šventas, nekaltas meilėje akivaizdoje. Vėlgi sakau, tikslas, kad tai, kas manyje keistų kitus. Kristus. Kol neįvyko tas suklupimas ir pripažinimas tikrai, ne aš gyvenu, o Kristus gyvena manyje. Kad laikų pilnatvė, kad jis viešpatauja dabar. Ir netgi, atrodo, kartais sunkus, baisus dalykai. Kažkas byra, ar ne? Bet vėlgi, ar tau reikia palaiminimų? Kokių? Visais dvasiniais palaiminimais. Jis jau man tai davė. Aš turiu santykį su juo. Aš turiu matymą. Ir štai ką reiškia, kaip sakau, kiekvienai dienai užtenka to vargo. Mato 6, ne? Užtenka. Ir Dievas iš to atrodo chaoso, iš tų baisių kritimų, iš tų baisių dalykų ištraukia tai, kad tu būtum šventas, nekaltas meilėje akivaizdoje. Kad tai, kas tavyje keistų kitus. Ne tai, kad tu nuvažiavai, tavo gyvenimas buvo liftas. Antkapis. Žmogus gimė, mirė, nuėjo į dangų, ačiū Dievui. Krikščionybė ne tai. Tai yra santykis su Dievu. Štai ką reiškia vargšas dvasia, tyra širdis taikdarys. Dievas veikia tavyje. O veikia kada? Būtent kada ateina liga, kada ateina išbandymas, kai tave smerkia, šmeižia ir taip toliau. Ir šiandien mes galvom, kad palauk, bet jeigu yra dangaus karalystė, turi būti viskas tobula. Jokio blogio, jokio melo. Taip, Kristuje taip ir yra. Jokio blogio, jokio melo, jokių ašarų, jokio skausmo. Kristuje. Bet kai tu čia gyveni, Dievas tave patalpina, jis tau davė. Štai kas ir yra, kaip mes skaitėm 10 eilutę, Efeziečiams dar kartą mintinai išmoksim. Kad laikų pilnatvėje suvienytų Kristų visą, kas yra tiek danguje ir žemė. Štai kas yra krikščionybė, štai kas yra Evangelija. Gera žinia visiems. Kodėl aš pabrėžiu visiems? Anksčiau aš tikėjau, jis mane išrinko. Mygtukas į liftą, važiuoju. Visiems. Evangelija yra. Ir čia dabar tavęs nėra. Kristus yra tavyje. Ir štai tu jau netgi matai, kad suklupimai ir dar kažkas bebūtų. Santykis su Dievu. Santykis su juo. Ta meilė. Ir kaip pamenat, mes ir kalbėdavom apie Senąjį testamentą, ir tada palauk, bet Abraomui palaiminimai buvo. Abraomas, pamenate, mes 11 skyriuje Hebrajams ir skaitome, jis matė miestą. Ir Abelis, kaip praeitą kartą skaitėme, jis irgi matė Kristų. Tai nebuvo tas, kad jis tik tai tie palaiminimai Senojo testamento. Tiesiog, matote, atėjo laikas, kada žodis tapo kūnu. Tai reiškia Emanuelis. Ne tik čia per Kalėdą šitą vardą mes minime, bet Dievas su manim yra realybė, tikrovė. Ir štai ką reiškia mylintiems viskas išeina į gerą. Tu myli. Kai matote, ne tai, kad, vėlgi dar kartą, kad būtų aiškiau prašiau, dar kartą pasikartosiu. Anksčiau ta kova. Kas kaltas? Reikia rasti kaltą. Palauk, čia mano kažkur neišsilaikiau, neišstovėjau, mano mintys, reikėjo galvoti dar labiau apie viršų tenai. Viršus čia, tavyje. Bet tu ateini į bažnyčią, tu matai artimus žmonės, tu matai gyveni, kalbi, bendrauji. Ir tu yra. Visais dvasiniais palakoj trūksta dar. Nieko, Kristui. Bet jeigu... Netėjo. Ne, atgaivos laikų nėra. Kas čia kaltas? Šėtonas, žmona. Pats aš kaltas. Nieko, kažkaip tai stengsius toliau. Ir vis griuvimas. Žiūri ne ten. Kristus atėjo. Jis yra čia. Šiandien. Ir štai žiūrėkite dar kartą. Kai skaitom laišką Hebrajams, visą 11 skyrių, ten išvardinami visi tie tikintieji. Tai yra nuostabu, neminėsim, bet tai yra žavu, kaip Senojo testamento metu žmonės patikėjo į tą patį Kristų.
Nors jis dar neatėjo, bet jie tikėjo pažadu. Jie turėjo gyvą tikėjimą, santykį su Dievu. Dovydas dėl to užrašė psalmes, nors ir atrodo buvo žmogžudys, ne? Jis nužudė tiek žmonių. Dievas ne į tai žiūri. Dievas mato širdį. Ir va čia yra santykis. Matote, ir mes šiandien, kai atrodo, palauk, bet aš kaip nusidėjau, matė žmonės, va tada aš suklupau ir aš turiu tokią etiketę dabar. Ne, ką Dievas sako. Iš tai laiške Efeziečiams Dievas sako, palaimina mus Kristų visais dvasiniais palaiminimais. Dabar sako, kad būtume šventi, nekalti meilėje akivaizdoje. Ir tuo metu, kai apaštalas Paulius rašė, tai buvo tikrovė. Įvyko. Jiems. Matote, atrodo, kaip palauk. Šiek tiek į laiškas Hebrajams dar kartą. Tie tikintieji, autorius laiškas Žydams, jisai parodo tuos tikinčiuosius, ne? Ir 11 skyrių, žiūrėkite, kaip baigėsi labai įdomi. 39-40 eilutė. Ir jie visi dėl tikėjimo gavę gerą liudijimą, negavo to, kas buvo pažadėta. Nes Dievas geresnius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Kams mums? Apie kokius šie žmonės kalbame? Tikintieji, keli metai iki šventyklos sugriovimo. Žydams laiškas. Taip, žydai. Bet žiūrėkite, kas žydai? Kas yra Abraomo vaikai? Mes praeitą kartą žiūrėjom. Moters sėkla. Patikėjo. Susijungė. Tapo viena. Ir dabar žiūrėkite, 12 skyrius, 1 eilutė. Labai įdomi eilutė. Todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgiančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mūsų paskirtose lenktynėse. Laiškas Žydams autorius per šitą eilutę, man tai, jeigu paimti Pauliaus laiškus, mes matome tokią sceną, lenktynės, kova, grumtynės. Bet žiūrėkite, ką šita arena rodo? Tai yra tas etapas, dar vyksta. Žiūrėkite, ir vyksta kam? Sekant eilutę. Žiūrėdami į tikėjimo pradininką. Štai liftas jiems buvo. Jiems reikėjo žiūrėti. Jie turėjo per didžiausią skausmą kančias. Taip. Ir mes žiūrime, bet dabar žiūrėkite, koks yra skirtumas. Perskaitom visą eilutę antrą. Žiūrėdami į tikėjimą pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo dešinėje. Mirtį Golgotoje, nes čia kalbam apie tai, nepaisydamas gėdos, savo priderančio džiaugsmo. Ir atsimename tą jo kančią, Alyvų kalne, kai jis turėjo tą pasirinkimą. Nors pasirinkimą neturėjo įsigijęs. Bet vis dėlto, pažiūrėkite, pasirinkimas, nes yra laisva valia kiekvienam. Bet žiūrėkite, kame. Tai būna tavo valia. Skauda, kančia. Bet tai būna tavo valia. Dabar, kai mes žiūrim į Jėzų, tai Jėzus. Bet dabar žiūrėkite, kas yra Jėzus? Atvaizdas, spindesys. Pamenat? Dievo charakteris. Ir kaip mes čia, matote, žiūrėkite, kodėl Jėzus pasirinko tai, ką pasirinko. Jo troškimas pasidalinti buvo Dievo meilę su pasauliu. Štai tikrasis džiaugsmas. Nors čia parašyta vietoj savo priderančią džiaugsmą. Jo viršūnė viso to džiaugsmo. Pasidalinti su kitais. Jis turėjo džiaugsmą, jis turėjo santykį su tėvu. Ir dabar pasidalinti visais tais dvasiniais palaiminimais danguje, kaip mes čia skaitom, visais dvasiniais palaiminimais. Štai kodėl jis miršta ant kryžiaus. Bet miršta ant kryžiaus, taip mes suprantame, per tikėjimą ir tai mums tas nuostabus pavyzdys. Bet visa kulminacija atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Kur šiandien mes? Su juo. Tada palauk, tu karaliauji, koks tu super dvasinis. Nusileiskime ant žemės. Tikime Jėzumi. Tikime jo pažadais. Naujas kūrinys. Nuplautas, apvalytas, įsūnytas, pašventintas, pašlovintas. Kam? Kad būtumėt šventi ir nekalti meilę jo akivaizdoje. Štai ką reiškia, nes toliau pasakyta, apsvarstykite, kaip jis iškentė nusidėjėlių tokį priešiškumą. Matote, va tiem žmonėms, kai turėjo greitai būti sunaikinta šventykla,
ateiti naujas dangus, nauja žemė, Jeruzalė, įeiti į santykį su Dievu. Jie turėjo aiškų vaizdą, ką Kristus padarė, atliko. Ir jie nebuvo lifte, jie gyveno su juo. Jie turėjo liudijimą. Apie kiekvieną čia iš žmonių 11 skyriui parašyti, jie turėjo liudijimą. Liudijimą savyje. Ir štai, kad tai reiškia mums. Ir Dievas, aišku, panaudos dabar tave, jeigu tu patikėjai tuo. Ir kitaip negali būti. Matote, Dievas ir tam ir mus sukūrė, kad mes būtume šventi, nekalti, meilė akivaizdoj. Taip, tai yra gyvenimo tikslas, kiekvieno tikinčio žmogaus. Bet tai ne kad, neišsipildys, dar kažkaip. Išsipildys. Pažiūrėkite dar kartą 2 Korintiečiams, 5 skyrius, 16 eilutė. Kaip apaštalas Paulius prisistato į tikinčiuosius, kaip jisai. Todėl nuo šiol mes nei vieno nepažįstam pagal kūną. Jo, 2 Korintiečiam 5:16. Pagal kūną. Ką reiškia pagal kūną? Kaip išorė, kaip tu save laikai, kaip tave laiko, bet dabar ne pagal kūną. Ne? Jei mes ir pažinom Kristų pagal kūną, tai dabar taip ir nepažįstame. Jėzus vaikščiojo čia žemė, jį galėjo matyti kaip žmonės, jie žinot savo giminės, motina Marija, broliai, taip toliau, palauk, dabar ne apie tai. Kur jis yra dabar ir ką jis atlieka. Taigi, kas Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai atsirado nauja. Ir va čia dabar, kai mes šitą eilutę skaitame, mes turim suprasti, ar atėjo laikų pilnatvė. Pažadai. Visi dvasiniai palaiminimai tai nėra gražus tik tai žodžiai. Tai yra žodžiai su jėga. Tai yra gyvas žodis. Žiūrėkite sekantį eilutę. 18-19. O visą tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikė mūsų savimi ir davė mūsų taikinimo tarnystę. Tai Dievas Kristuje sutaikė su savim pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Ne doktrina. Aš dabar turiu Bibliją ir pastatysiu, duosiu per galvą, tai sustatau žodžius savo žinojimu. Ne apie tai. Sutaikinimo žodis. Tai reiškia gyvenimas. Žiūrėkite, sutaikinimo tarnystė. Pasakysim, čia apaštalas Paulius, tai tarnystė buvo. Dabar jau kiekvienas tikintysis. Jisai pažino, paragavo, koks yra viešpats. Ir dabar jau, vėlgi sakau, taip, gyvenime kažkas gal buvo, nutiko, kažkaip kritau, kažkas buvo. Ir šiandien gal yra kažkokių problemų ir yra baimių. Kaip vėlgi sakau, iš darbo išvarys. O gal susirgsiu, o gal tai. Tu nebijai. Kodėl? Todėl, kad žiūri, kad per tai Dievas kažką nori padaryti nuostabaus. Nes jau dabar nebežiūri į save. O kaip kiti pažiūrės, irgi taip nesvarbu. Kaip Dievas žiūri į tave. O kaip Dievas žiūri į tave? Jis įsūnė, atpirko, nuplovė, pašventino. Tam, kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. Štai kas yra nuostabu.